irgi ugnikalnio lavos, kurios pasižymė irgi labai smulkia grūdė mase. Matot, visur yra tokia tamsi smulkia grūdė masė. Tik čia yra kitokios rūšies ta lava. Va, irgi grūdė masė, kurioj įsikristalizavo kažkokios vienos rūšies mineralas. Vadinami porfyrai, va tie pavieniai kristalai. Tai vat tokia porfyrinė išvaizda, pilkoj vienodoj masė, gali būti raudona masė, vienos rūšies kristalai, jie yra vadinami porfyrais. Tai yra irgi ugnikalnių ar vulkanų požymis. Būtent toj skystoj auštančioj masėj kažkoks mineralas sugebėjo labai gražiai šauniai įsikristalizuoti. Kai kurie kristalai, matot, tokie beveik pusės delno dydžio. Dolomitai. Pagaliau klintis yra malama, naudojama cemento pramoniai. Bet tiek, kad akmenų tarpais, ir patys pastebėjot, irgi yra labai mažai tokių nuosėdinės kilmės akmenų. Smiltainiai, klintis, dolomitai, kadangi tai yra minkštos uolienos. Ir kol ledynas iš kokios Estijos ar Saremo salos atridendavo, dažniausiai sumaldavo ir likdavo žvirgždas, gargždas, smėliukas ir viskas. O geriausiai išlikdavo, žinoma, granitai. Ir lauko akmenų tarpe, pamiškėse, palaukėse, tai turbūt 90% yra šitų rausvų granitinių riedulių. 400 milijonų metų yra išlisis sluoksniai. Jie Estijoje išnyra į paviršių jūros pakrantėj, Suomijai lankon Saremos salos ir ledynas slinkdamas nugremžė. Irgi toks matom, prašau. Prašau, kuo skiriasi sąlygos Lietuvoje, kad pas mus nesusidarė tik Estija Latvija? Pas mus susidarė dar storesni sluoksniai, tokie pačių klinčiai, bet jos pas mus yra labai giliai, 2 kilometrų gilyje. Ir ledynas, jisai, žinoma, jau nepajėgia tiek išgremžti. O gilyje anhidritas yra toks stikliškos masės, labai įdomi uoliena ir mineralas, aš jums parodysiu muziejui, pavyzdžiui. Tai čia ne dolomitas, čia visai skirtingas. Ne, ten anhidritas yra. Ten visai kita uoliena, turinti kitą paskirtį, kitas savybės. Pasakykit, cementui ne kiekvieni akmenys tinka gaminti? Nu, klintis tinka. Tik klintis. O klintis mes kasam akmeniai. Smėlis, kuris susiklojo jūros pakrantėje arba jūros dugne. Bet per daug tūkstančių milijonų metų tas smėlis nukentėjo iš apsiltainių. Dar vėliau jisai metamorfizuojasi. Jisai sveria apie 12 ar 13 tonų. Kadangi kubinis metras tai yra 2,627. Tai va čia matot, kaip jis sveria akmeniai. Sekasi stadija, jisai visiškai kristalizuoja ir pasidaro tuo pačiu granitu, kurį matėt pradžioje. Va tokie vyksta apykaita žemės. Aš suprantu, kad truputį galbūt yra per sudėtinga ir nelabai galbūt įdomu, bet norėjau atkreipdėmėsi tai, kad tie akmenys, būtent čia yra saugomi ne tik dėl grožio, ne tik dėl to, kad tai yra, kaip čia ir velnio neštų pamestų akmenų liudininkai, ir mūsų landšafto liudininkai, bet tai kartu yra ir unikali mokymo priemonė mūsų studentams. Čia labai daug ateina studentų Žemės ūkio akademijos. Я сюда нашел. Didesnius skersmenius gali būti pirmieji keli šimtai metrų, gal ir 10 ir 15 cm skersmens, o pabaigoje paprastai skersmuo mažėja ir gali būti tiesiog pieštuko storumo tas skersmuo. Dabar, va čia yra turbūt Brežnevo pavadinimas, galit garsiai perskaityti, kaip jis vadinasi. Tūbausiai. Čia yra iš vakarų Lietuvos ir va toj dėžė yra sukrautas kernas iš kokio intervalo? 2127 metrai, 2131. Čia yra turbūt... Neįdomu, dabar jau yra kaip žaliava, kokią internatą nukrautus metais, visi domisi. Ką rodo seni grėžiniai? Iš kur čia išlupo? Čia garsiau. O kas ten gyvena?
Memorialinis kampelis, taip pavadinkim. Jisai pats gyveno Kaune, Rūtų 16, yra dar jo namas, memorialinė lenta. Bet taip gyvenimas susiklosto, kad dažnai spintom, knygom, jo kolekcijom, rinkiniam nebūna vietos. Dėl to mes šitą savaitę paskiriam jo kolekcijom, jo raštam, jo diplomam. Aš galbūt jo biografijos nepasakosiu, tai gan nuobodus turbūt dalykas. Jis mokėsi Peterburge, Kalnų institutą baigė. Dabartiniai geologai tai yra jo mokiniai, jisai mirė 83 metais. Va, taip kad, man dar teko pasimokyti, kiek dabartiniai jau nematė. Geologų visą gyvenimą turėjo hobį. Jis mėgo astronomiją. Jisai Peterburgė pasirodė iš pradžių buvo įstojęs, nagrinėja laiko dalykus. Žemės laikas yra 4 milijardai metų. Čia susluoksniai 100 milijonų metų. Būtent pas geologas yra instrumentas nustatyti Žemės amžius, sluoksnių amžius, tuo pačiu planetų amžius, geologinius periodus, Valdovėmis, Kambras, Silūras, kuris